Sveiki, aš esu Andrius Manzūrovas, lektorius iš bizinio mašinų kompanijos. Smartas atnaujino savo interaktyvių ekranų serijas, tiek MX, tiek GX, ir aš norėčiau pakalbėti apie atnaujinimus. Pradėkime nuo MX serijos. Pakalbėkime apie išvaizdą. Kasgi naujo atsirado? Taigi, atsirado integruotas mikrofonas, MFC skaitytuvas, tai yra kiekvienas vartotojas gali turėti savo ID kortelę ir užsikrauti savo profilį. Atsirado namų mygtukas ties ekrano viduriu. Taip pat yra nauja versija, tai yra 11 Android versija. Baltoje lentoje atsirado daugiau visokių paruoštukų. Tai yra tiek foninių paruoštukų, tiek interaktyvių paruoštukų, tokių kaip daugybos lentelė, pinigėliai ar raidelės. Bei atsirado naujas skiltis refleksijai, reiškia paruoštukai refleksijoms, kurių pagalba mokytojai gali gauti grįžtamą ryšį iš mokinių. Mokiniai išmanių įrenginių pagalba, telefonų ar planšečių ar kompiuterių, prisijungę prie ekrano gali atsiųsti savo nuomonę ar pasirinkti teisingus, neteisingus atsakymus. Taip pat pačiame ekrane atsirado programėlių parduotuvė. Kadangi tai yra Android įrenginys, galite siųstis programėlės tiek iš parduotuvės, tiek iš išorinių šaltinių. Ekrano dalinimasis, galimybė dalinti savo vaizdų iš išmanių įrenginių, telefonų, planšečių arba kompiuterių ant ekrano bevėlių būdu, nepriklausomai kokiame tinkle esate, galite būti net ir kitame mieste, bei galimybė ekraną padalinti į kelis langus, tai yra tuo pačiu metu matyti dvi skirtingas programas.